Jei norite sužinoti, ar eToro yra legalu Lietuvoje, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu, ar pagal galiojančius teisės aktus galite legaliai naudotis eToro. Perskaitykite aprašymą, kad sužinotumėte apie teisinį pagrindą ir viską, ką eToro gali pasiūlyti. Pradėkime. eToro yra viena iš populiariausių prekybos platformų pasaulyje, žinoma dėl intuityvios sąsajos, socialinės prekybos funkcijų ir prieigos prie įvairių finansinių priemonių. Dėl to daugelis investuotojų klausia, ar eToro yra legalu jų šalyje. Atsakymas yra taip. eToro yra visiškai legali ir reguliuojama brokerių įmonė. Europoje eToro veikia pagal CISEC išduotą licenciją, o tai reiškia, kad jie gali teisėtai teikti savo paslaugas Europos ekonominėje erdvėje dėl vadinamojo finansinių paslaugų pasų. Pagal ES teisės aktus bet kuris brokeris, turintis vienos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją, gali teikti paslaugas kitose ES šalyse be atskirų licencijų kiekvienoje šalyje. Už ES ribų eToro taip pat turi vietinės licencijas ir yra prižiūrimas kitų gerbiamų finansų įstaigų. Jungtinėje karalystėje eToro yra įgaliotas ir reguliuojamas finansų elgesio priežiūros tarnybos, vienos iš griežčiausių priežiūros institucijų pasaulyje. Australijoje eToro veikia Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos priežiūroje, užtikrinančioje atitikti vietiniams investuotojų apsaugos reglamentams. Be to, klientams gyvenantiems regionuose, kuriems netaikomos minėtos jurisdikcijos eToro teikia paslaugas per eToro, reguliuojamas Seišelių finansinių paslaugų institucijos. Tai leidžia brokeriui prisitaikyti prie skirtingų teisinių reikalavimų ir teikti paslaugas klientams beveik visame pasaulyje. Toliau pateiktame aprašyme rasite nuorodą, kurią galite atidaryti nemokamą demo sąskaitą eToro. Galėsite išbandyti platformą be jokios finansinės rizikos ir išbandyti prekybos funkcijas, preivizei, kopijavimo prekybą, investavimą į kriptovaliutas ir akcijų prekybą imituojamoje aplinkoje. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas padėjo išsklaidyti jūsų abejones. Jei taip, palikite patinka ir prenumeruokite kanalą, kad būtumėte informuoti apie viską, kas vyksta investavimo pasaulyje. Dėkojame už peržiūrą.